Sveiki, čia jogos erdvė. Aš Vilma, už mano nugaros ilsisi rojus. Skauda petį, žinokit, jūs ne vieni. Aš jau beveik metus laiko kovoju su žalusiu pečiu. Mobilumą jau beveik atgavau, bet kartais dar paskauda. Šiandienos praktika bus skirta tiems, kurie nori saugiai judėti, išmasažuoti, išbudinti savo pečius ir viršutinę kūno dalį. Taigi išsitieskite savo kilimėlius ir prisijunkite prie mūsų. Atsisėskite lengvai sukryžiuotomis kojomis, ištieskite savo nugarą iki dangaus, nuleiskite pečius, kaklas tiesus. Įkvepiam, pakeliam savo pečius, tarsi auskarus prikabinam prie ausų ir lėtai nuleidžiam. Dar kartelį. Atminkite, kad viską darom be skausmo ir jei kažkokiu momentu pajusite aštrų dūrį, skausmą, kur išeini, tiesiog sumažinkite savo judesį. Pakelkite vieną petį ir pasukite jį atgal, kitą. Išjudinkite lėtai ir be skausmo klausydamiesi atidžiai, ką šiandien sako jūsų pečiai, viršutinė kūno dalis. Judam lėtai, su kontrole. Įsivaizduokite, kad plaukiate per vandenį. Bangos jūs ramina, o kūnas ir pečiai gali atsipalaiduoti. Super. Sugrįžkim į centrą. Ištieskim savo rankas į priekį, ištieskim pečius. Įkvepiam ir su iškvėpimu sulenkite alkūnes į šonus. Mentės susiglaudžia. Įkvepiam, galbūt pajudinam pirštus. Ir iškvepiam. Pajuskit lengvą tempimą viršutinėje kūno dalyje, pečiuose. Prisiminkite, viską darom su kontrole ir kad nebūtų jokio skausmo. Ir paskutinį kartą. Šaunu. Sukryžiuojam rankas, tarsi erelio poza, pusiau tokia erelio poza, tiesiog sudėkite alkūnes vieną su kito. Kvėpuokite, leiskite savo mentims prasiplėsti. Galbūt suglauskite pirštus į kumščius, juos praplėskite. Įkvepiam. Atkryžiuojam rankas ir sudedam priešingai. Pajuskite, kas darosi jums už nugaros. Nuskenuokite ir pastebėkite, ką sako jūsų viršutinė kūno dalis ir pečiai. Ir paskutinį kartą sukeičiam alkūnes. Šaunu. Išnerkime savo rankas vieną nuo kitos. Stojamės ant 4. Ramiai gulėk, ramiai. Suraskite savo kelius po klubais, prispauskite savo delną, dešinį delną prie kilimėlio ir padėkite savo kairės rankos pirštus ant peties. Įkvepiam ir atveriam savo kairę pusę į dangų. Leidžiamės žemyn ir keliaujam su kvėpavimu, giliai ir ramiai, su kontrole, išjausdami kiekvieną slankstelių judėjimą,
kiekvieną peties traškesį, kiekvieną kaulų pasikėlimą. Tiesiog pastebėkite, būkite čia ir dabar. Leiskit savo mintims likti su fiziniu kūnu ir keliauti šiandien saugiai. Padėkit kairį delną ant žemės ir uždedam dešinės rankos pirštus savo ant peties. Atveriam į dangų ir nusileidžiam. Lėtai, su kontrole, išjausdami kiekvieną peties judesį. Keliaujam be skausmo. O jei kažkokiu momentu pajusite aštrų dūrį ar didesnį skaudėjimą, tiesiog sumažinkite judesį. Viskas gerai, klausykite savo kūno, tai yra labai svarbu. Keliaujam visada su meile sau. Ir paskutinį kartą nuleidžiam savo dilbius ant kilimėlio. Ištiesinam savo nugarą. Praplečiam mentis. Šitoje pozoje mūsų pečiai gauna mažiau krūvio. Čia nėra taip intensyvu, kaip žemyn žiūrinčio šuns poza. Bet pakankamai aktyvi, kad jūsų pečiai darbuotųsi, turėtų kvėpavimo, judėjimo, prasitempimo. Ir jeigu jūs turite tokią pačią problemą kaip aš, užšalusio peties, čia yra puikia poza įkvėpti gyvybės. Įkvepiam, pasikeliam ant delnų, tvirtai prispaudžiam juos prie žemės ir padedam savo atsikelti. Sėdame su sukryžiuotomis kojomis atgal. Padėkit savo sėdmenis tvirtai ant žemės. Atraskite pozą, nuleiskite pečius ir prikabinkit pečius atgal prie ausų tarsi auskarus. Ir lėtai su kontrole juos nuleiskite. Keliaujam švelniai, su judesiu, dinamiškai, klausydamiesi savo kūno ir leisdami mūsų kvėpavimui mus šiandien vesti. Uždėkite savo pirštus ant pečių ir pasukinėkite rankas. Atverkite savo krūtinę, galbūt suklauskite mentis už nugarnos. Raktikaulis atsiveria, žiūrim tiesiai į horizontą. Kaklas tiesus. Pajuskite kiekvieną peties traškėjimą. Keliaukite saugiai. Nuleiskite savo delnus ant šlaunų arba kelių. Užmerkite akis ir leiskite savo kūnui sugerti praktiką. Pastebėkite, kaip jūsų pečiai jaučiasi. Kaip jaučiasi kairė pusė, kaip dešinė.
Padėkokite savo, kad skyrėt šį momentą jiems. Suglauskite delnus prie širdies ir nusišypsokite viduj. Nuo mano širdies jūsų širdžiai. Geros jums likusios dienos.